šito projekto esmė tai yra pagalba mažesniems vaikams, susibendrauti su mažesniais vaikais, kad jiems čia jaustųsi jaukiau mokykloje ir kad jie nebijotų mūsų. Sakom, kad mes esam vyresnieji jų draugai ir net susigalvojom savo šūkį, tą tokį žaibą pasisveikinimo. Juk ne kiekvienas vaikas gali pasigirti, kad turi vyresnį draugą. Koks 4-okas, 8-okas. Kiekvienam žaidime yra kažkokia tai išmintis. Mes atrinkom tą žaidimą taip, kad tas datas turi žinoti kiekvienas lietuvis. Šitas būrelis skatina ne tik tais, kad vaikai būtų drąsesni, bet ir kad mažėtų tų patyčių. Mes ir norim šito žaidimų pradėti nuo pačių mažiausių vaikų ir kad jie jau suprastų dabar, kas yra Lietuva ir kad mums jų reikia čia, o ne kitur. Paleisdom per kompiuterį žaidimus ir jie labai suinteresuotai žaisdavo, nes technologijos šiuolaikinius mažuosius vaikus, jie labai noriai visą tai daro. Mes šiuo projektu norim atskleisti mokinių kaip ir pilietybę, kad jie žinotų, kas yra pilietis ir ką pilietis turi daryti. Lietuva, man yra visi žmonės, kurie yra, galima sakyti, netgi kaip ir giminės panašiai. Jeigu mažam žmogui 8-okas ištiesia ranką, tai gyvenimo norma tampa ištiesti ranką, nebijoti pasakyti aš esu. Šis projektas mane moko tai, kad Lietuvos ateitis visų yra mūsų rankose.